Šiandien leidamės į Kituokį Reitavą pažinėjimą kelionę. Kelionė ypatinga, nes pradedama nuo Reitavą žirgynį. Sėdame žirgų tempamą karietą ir keliaujame į Reitavą miestą. Visų pirmiausia, judame nuostabiu į Reitavą parką, kur gal suteikti vairiausius gyvūnėlis. Parke pažaidam disgolfo žaidimą ir keliaujam iki seniausią parką Ožolų. Vingiautas keliukas, atvykstame prie pat parką esuojantį aikštę, kur centre rengs fontans ir paminklus Oginskiams. Toliau aplankyse turizmą ir informacijos centrą, kur gal dar daugiau sužinoti apie lankytinas veidas. O dabar keliaujam į Oginskių muziejų, susipažinti su šios giminės kultūra ir istorija. Toliau miesto gatvėm judam pro gražioj Reitavą skverėlį, aplankom Laisvės paminklą ir keliaujam į kavinę Muskatas. Čia mūsų laukia Oginskių kepsnys ir ypatingas Oginskių desertas. Pasistiprinom, o dabar laiks išsirinkti, kur apsistosėm. Jūros motelyje ir čia esančių svečių namus ar miškų apsuptyje esančius miško rojaus namelius. Kelionę galite pasirinkti 10 arba 5 vietų karietas. Tikslus kelionės maršruts komentarus.